Sveiki, Žiedo brolių kanalo žiūrovai, šiandien išskirtinė Žiedo brolių laida. Šiandien mūsų laidoje svečias Emilija Olividaitė, KTK lenktynininkė, 325 merginų praeitų metų čempionė, jeigu aš neklystu. Ne, Tikrai taip, tikrai tikrai. taip. Tai sveika, smagu, kad pasidalinsi savo įspūdžiais. Bet pirmiausia, nuo savo lenktynininkės karjeros padėkime. Pradėjai nuo kartingų. Šeštoje klasėje tavo klasiokas buvo Augustas Grimbergas, žinomas Lietuvoje autosporto lenktynininkas. Ir pamatei prieš vieną pamoką skelbimą, kad yra kartingų būrelis. Tai papasakok. Nebuvo ten skelbimas, ten buvo gal labiau toks kaip posteris padarytas apie tą patį mano klasioką, ten, kad jisai užėmė ten aukštas pozicijas ir aš tiesiog pamačiau tą kartingą patį ir tiesiog pagalvojau, kas čia. Ir tuomet grįžus namo, kaip tik tada dar buvo rugsėjo pradžia, mano tėvai sakė išsirink būrelį, kokį nori lankyti. Tai sugalvojau, kad noriu pabandyti kartingus. Tai užsirašiau į pramoginių kartingų būrelį Kartlande. Tai nuo to viskas ir prasidėjo, nuo pramoginių kartingų. Tai čia kelintais čia buvo metais maždaug? Bijau suklys, bet gal kokiais 2017-2018 metais. Taip, Gustas Grimbergas jau tuo metu spindėjo visą akimi. Palaikai ryšį su Gustu Grimbergu? Vis tiek. Buvom klasiokai, bet šiaip nelabai tai bendravom. Seniau, po jau pramoginio kartingo, tai mane pasikvietė išbandyti sportinių kartingų. Išbandinėjau sportinius kartingus su lenktynių linijo komanda. Tai dabar jie irgi visai neblogai važiuoja ir sportininkams tikrai neblogai sekasi. Tai tuomet, kai buvau toj komandai, tai Gustas kartais man net pamechanikaudavo prie kartingų. Tai tas ryšys toks šiek tiek buvo, bet dabar tai nelabai palaikom ryšį. Jo, tai jeigu Gustas žiūri mūsų laidą, tai nuo Emilijos linkėjimai. Tikrai taip, ačiū. Tai apie pirmus startus kartingo varžybose, pramoginius kartingus Kartlande čia. Taip, tai Kartlande dažniausiai dalyvavau, ten buvo mini cup varžybos, lyg ir taip vadinasi, tai tiesiog būrelio nuo vaikų varžybos, kuomet ten tiesiog visi lenktyniaudavo ir turėdavo... Tiesiog pasivaržymai. Taip. Bet ir tai turėdavo, treneriai pasakydavo, kad jau esi pasiruošęs, jau gali važiuoti, tai kai man pasakė, tai aš labai buvau, tiesiog labai norėjau sudalyvauti ir taip pat dalyvaudavau tose varžybose. Jei neklystu, turiu 3 vietos taurę iš tų mini cup varžybų pramoginiais kartingais. Tai va. O kiek važiuodavo ratų tose mini cup kartingų varžybose pramoginėse? Ratų nepamenu, bet man rodos būdavo ne ratų skaičius, o laikas. Laikas. 10-15 minučių būdavo. Ir ten būdavo tos lenktynės, kad turėdavai pravažiuoti tą džokerio ratą, ten, kur tiesiog išlys prieš kažką. Panašiai kaip ralio krose. Jo, tai tokio tipo tos varžybos būdavo pramoginiais kartingais. O profesionalios, kada buvo pirmos tavo profesionalios su kartingais čempionato? Taip, tai aš tą į būrelį paėjau pramoginių kartingų metus. Ir aš ten tam kartodrome praleisdavau vos ne kiekvieną vakarą. Man tėtis būdavo pažadėjęs, kad ten įvažiuosi tokį ir tokį laiką, tai šalmas bus arba dar pirštinės, tai mane tiesiog labai skatindavo. Paskata. Ir man labai patiko. Tai ir tuomet tiesiog nebeturėjau kur tobulėti aš Kartlando būrelyje, tai mane tiesiog treneris Martynas Tankievičius pasikvietė išbandyti sportinius kartingus, tai čia buvo gal birželio pradžia 2018 metų, jei neklystu. Tai tuomet aš pabandžiau ir man irgi patiko.
Ir tėtis sako, važiuojam, bandom treniruotis. Ir šiaip neplanavau važiuoti jokių varžybų tais metais, bet sudalyvavau Elektrėnų kartodrome paskutiniam etape Lietuvos čempionato Nu, su kartingu. aukštadvario. Elektrėnų, dar Elektrėnų. jo dar tuomet Elektrėnuose vykdavo su sportiniais kartingais, tai man rodos, aš paskutinį kartą tada ir važiavau, kada dar Elektrėnai leido su sportiniais kartingais ten lenktyniauti. O varžybos pirmos treniruotės būtų paplytiniai, jo? Aukštadvariai, Ai, plytiniai, jo, aukštadvario. man rodos pirmoji mano treniruotė tai buvo aukštadvariai, jo. O iš paskui pasukai į tėvo dėka į Mitsubishi Colt, į žiedinės varžybas. Taip gavosi, kad tuomet dar metus pavažiavau kartingais, bet kartingai mums buvo tiesiog finansiškai per brangu jau. Tai tada metus tiesiog nieko neveikiau, labai šiaip liūdėjau, kad nieko nebedarau, nebevažiuoju kartingais. Bet tėtis taip, pats yra prie automobilio, prie mašinų, tai pasiūlė tiesiog įsigyti sportinį automobilį, tai Mitsubishi Coltą ir pabandyti išvažiuoti Nemuno žiedo trasą. Tai taip pat ir išėjo, kad pabandžiau. O tai važiuodavai Ring Challenger etapus ar kažkokio kito pramoginį tiesiog pasivažinėt kačiargiai? Važiuodavom tiesiog į kokius nors, kai rengdavo šiaip treniruotės arba į Taimą tekus važiuodavom. Tai kaip sekdavosi Taimą tekuose? Pirmosios lenktynės? Visai šiaip neblogai. Tiesiog, mūsų komanda, čia nepavadinsiu komandą, bet tiesiog tėtis ir aš šiaip nelabai nusimanėm ten apie sportinių automobilių, nei ten visas tas technikas, nei susetapinimą nieko, tai taip gavosi, kad tiesiog važiuodavau, kad važiuot ir tiesiog bandydavau gerintis laiką ir turėdavau kaip fiksuoti laiką, tai telefoną visada veždavau su savimi ir ten appsas buvo, kuris fiksuodavo tiesiog. O tai su Mitsubishi Colt koks buvo geriausias ratas kačiargiai? Minutė kokios 39 gal, 38, kažkas tokio. O paskui pasuko į 325 kapą, tuo metu pačią populiariausią klasę Baltijos šalyse ir prisimeni savo pirmąjį sezoną. Taip, tai pirmą sezoną tikrai prisimenu, tai ten visko buvo, bet labiausiai šiaip labai nedrąsiai jaučiausi aš pirmą sezoną, nes vis tiek mokinaus važiuoti, pripras prie mašinos, nes vis tiek Mitsubishis tai buvo prieki varomas, Taip. O BMW jau galu varomas, tai tiesiog reikėjo pripras labai, bet daug kas man sakė, kad 325 kapas bus panašus į kartingus, tai dėl to aš taip nuėjau, išbandžiau pas kelias komandas tą 325 mašiną ir taip gavosi, kad pradėjau sezoną. O sezonas, tai kaip ir sakiau, vis tiek buvo pripras prie mašinos, bet su kiekvienu išvažiavimu vis tobulėjau ir visai neblogai įsivažiavau, kaip manau, kaip pirmam sezonui. Tai pirmam sezone taip neblogai, bet važiavai, man atrodo, kiekvienam intervusas esi sakius ne visą čempionatą tada, jo? Pirmam etape važiavau visą sezoną. Jo, ten maros buvo 6 ar 5 etapai. Maros 6. Taškų tik tai pelniai 9. Jo, tai ten mažai, nes aš vis paskutinę atvažiuodavau. Jo, tai dėl to. Nes yra Estijos sportininkė tokia Kraiv, kuri yra labai greita, dabar išbandžiusi ir GT4 mašiną. Panašiai kaip pas mus yra Globytė, taip ir Estija yra tokia sportininkė, irgi iš 325 dabar persėdo į GT4. Tai beje, papasakok savo didžiausią avariją. Kokią esi patyrus per trumpą karjerą? Taip, tai didžiausia avarija tai turbūt būtų praeitų metų antras etapas Bikernyje Latvijos trasoj. Tai kuomet ten pirmas reisas buvo ir tiesiog gavosi taip, kad ten traukinuku pradžioj vyko avarija ir traukinuku taip visi susidaužėm viens į kitą.
aš galbūt nelabai pastebėjau, kad ten stabdo ir tiesiog įkirtau į savo komandos narį ir man kapotas atsidarė. Tai va, čia tokia labiausiai įsimintiniausia ir turbūt didžiausia avarija. Bet su kapotu galima važiuoti. Tai važiuoti su kapotu. Su atidarytų kapotu važiavau, gal truputį ten trasoj, bet supratau, kad bandžiau dar pastabdyti, galvojau užsidaryti, bet neužsidarė tas kapotas, bet man tiesiog ant lango jisai užsivertė, tai aš nieko nemačiau, va taip galima sakyti. Tai teko sustoti, dar radiatorių prakirtau, Ai, tai ten tiesiog teko sustoti, bet tuo metu buvo rodoma red flago, nu, vėliava. raudona Raudona vėliava. vėliava. Taip, tai per 20 minučių mano mechanikai, kad tokių komandos ir iš kitų komandų žmonės padėjo pakeisti radiatorių ir aš išvažiavau per tas 20 minučių į pakartotiną startą. Geras. Pagarba, kad tik mechanikams. Nes mūsų mechanikai turi auksinės rankas. Čia jau daug kartų kalbėta. Tai va, o prisimeni 22 metais startavai ir 1006 km lenktynėse. Tokia avantūra buvo, viena iš nedaugelio merginų, kuris startavus Palangoj. Ir su Jo, 325 automobiliu. Tai taip. apie pasiruošimo užkulisius tais metais. Tai pasiruošimas, tai būdavo tiesiog simuliatoriai. Na ir šiaip sportuodavau, tiesiog fizinis pasiruošimas. Daugiausia tai simuliatoriai, net būdavo, kad tuo metu mano treneris būdavo simuliatorių akademijos Klaipėdoj vadovas. Tai pamenu, net per atostogas važiavau tiesiog į Klaipėdą, kad pasitreniruot Palangai. Tas pasiruošimas nebuvo toks labai ten didelis išskirtinis, tai didžiausias darbas tai buvo komandos, kad paruošti mašiną lenktynėms. O apie pačias lenktynės, ką prisiminė? Labai daug įspūdžių, tiesiog buvo keista dalyvauti, kad esi tam padokė ir gali vaikščioti, ten turi kortelę, tave visur įleidinėja su ją. Ir pačioj trasoj buvo labai įspūdinga važiuoti. Ir šiaip faktas, kad simuliatoriuose baisesnė Palangos trasa, bent jau man negu realybėj. Realybėje atrodo jinai paprastesnė ir lengvesnė. O šiaip tai tikrai smagus renginys ir su komanda smagiai suvažiavom. Tai kad ir likom antri, nes turėjom gedimą. Šiaip būtume, man rodos, buvę pirmi, tai likom antri savo klasį iš 2. Tada buvo ir antra, ir komanda, kur Šeinauskas žmona vadovavo, kur Šeinauskas važiavo, kur Aistė Matulytė, kur ketvirtas važiavo. Taip. Nu, ta dublerinė motokalčių komanda. Taip, na tai mes pamenu, nes aš buvau irgi tuo metu palaikytojas, esu kitos ekipos. Dream to Drive ekipos, abiejų Dream to Drive ekipų. Viena su M4 važiavo, kita su TC ir Hyundai. Ta komandą jūs aplinkėt, nes jie sugedo likus nedaug likus. Tai va. Jo, prisimenu. Tai šiaip įspūdžių daug buvo iš lenktynių. Tai tikrai norėčiau pakartoti, bet gal šį kartą su galingesnė mašina. Kadangi su 325 tiesiog gavosi taip, kad kiekvieną ratą tu turi žiūrėti į galinį veidrodėlį, ar tavęs nieks nelenkia, ten iš tų greitesniųjų. Tai tas buvo sunkiausia, bet šiaip buvo labai labai smagu. Su kokia mašina startuotum, jeigu reikėtų dabar startuoti Palangoj? Net nežinau, galbūt nesėščiau iš karto į GT3. Norėčiau tiesiog taip žingsnelį skilti, tai galbūt norėčiau su Gineta pravažiuoti, kaip Drew Hollandai važiavo. Ai, su Hollandu. Su Hollandu Gineta. Jo, galima ir su... Jo, su Hollandais irgi turbūt faina pabendrauti. Beje, kai bendrauju su lenktynininkais, tavo treneris Harijus Jovaiša daug rezultatų sėkmingų yra pasiekęs autosporte jau. Startuoja ir Kleventikė.
Tai papasakok apie ryšį su Karoliu ir jo patirtį tau, kuri padeda siekti rezultatų. Taip. Tai su Karoliu Jovaiša, tai mes darom treniruotės simuliatoriuose, kadangi Kaune gyvenu ir jisai Kaune simuliatorių akademijos vadovas, tai stengiuosi kiekvieną savaitę po 2 valandas, minimum 1 valandą tiesiog nuvažiuoti simuliatorius ir pasitreniruoti. Tai treniruojas dažniausiai iRacingo platformai, o prieš etapus tai jau važiuoju trasas, kurios nebus. Tai šiuo metu treniruojasi Latvijos trasas 3-5 kapų. Karolis tai tikrai geras treneris, labai daug duoda visokiausių patarimų, taip pat stengiasi mokinti, treniruoti taip, kad pats vairuotojas išmoktų irgi savo klaidas įvertinti ir kur, pavyzdžiui, pravažiuoji trasoje, kaip gali važiuoti, kad tą klaidą ištaisyti. Tai aišku, nesako ten pailiui ką daryti, bet tiesiog duoda patarimų. O pats, Karolis kaip lenktynininkas, tai tikrai mane žavi. Yra vienas iš mano įkvėpėjų, kaip galima, jeigu taip galima pasakyti, ir tikrai skatina siekti tikslų ir aukščiausių svajonis autosporte. O kas dar tave įkvėpia autosporte be Karolio Jovaišos? Bianca Bustamante, tai F1 akademijos merginų vairuotoja. Dabar jie važiuoja komandoje, kuri bendradarbiauja su McLarenu. Tai iš merginų tai ji būtų. Tuomet, ta pati Estė lenktynininkė, jinai irgi yra pavyzdys, kadangi iš 3-5 kapo persėdo į GT4 automobilį. Tai, irgi yra vienas iš mano įkvėpimų. Ir šiaip, stengiuosi pati išlikti motyvuota ir siekti visų tikslų ir rezultatų. Apie praeitą sezoną. Kas pavyko praeitą sezoną aukščiau važiuoti, geriau pasirodyti? Apie praeitą sezoną. 3-5 klasiai. Taip. Tai šiaip padėjo labai treniruotė simuliatoriuje per žiemą. Tas pats iRacingo platformoje lenktyniavimas, kadangi ten viskas yra realistiškiau. Tuomet Plius vyksta Baltijos šalių čempionatas 3-5 simo. Taip, tai irgi dalyvavau žiemą ir 3-5 simuliatorių varžybose, o šiaip, irgi kas padėjo pagreitėti, tai tas pats, patobulėjimas per visą sezoną, kadangi, jau buvau susipažinus su mašina ir pripratus prie mašinos, taip pat ir trasos jau nebebuvo naujos, tai tas irgi, paskatino greičiau važiuoti ir, šiaip labai džiaugiuosi savo rezultatu antro sezono, kadangi atvažiavau 2 iš 50, gal atvažiavau 48, tada į galą ten labai, tai vos ne per pusę laiptelio patobulėjau ir antrame sezone gal sužinojau ir kad man labai patinka važiuoti per lietų ir kai būna šlapia trasos danga, visai neblogai man sekasi. Tai lietaus nebijai, ta prasme. Nelabai. Šiek tiek gal yra tos baimės vis tiek, tačiau atrodo, kad per lietų važiuodamas, kad ir tos pačius 5 ratus greičiau pavargsi, negu važiuodamas ten 10 minučių važiavimą. Tai, tiesiog esi susikaupęs labiau, susikoncentravęs ir daugiau tiesiog dėmesio turi skirti ir pastangų, kad, greičiau važiuotum ant lietaus. Tai vat, o šį sezoną turėjai startuoti irgi 3-5 kapė, bet pirmame etape sutrukdė finansinės galimybės. Tai ar tave dar išvysime šį sezoną? Ir kaip sekasi finansavimo? Tai
visada, na, kiekvienais metais, na, ieškomės rėmėjų ne tik prieš sezoną, bet ir sezono metu. Tai šiuo metu dar kol kas, na, ant klaustuko yra visas sezonas, tačiau antrame etape, kad dalyvausiu, tai yra dideli šansai. Na, didesni tikrai nei pirmam, nes pirmame etape iki pat paskutinės minutės nežinojau, ar važiuosiu, na ir tą paskutinę minutę sužinojau, kad nevažiuosiu. Tai taip gavosi, tai antrame etape, na, kaip ir sakiau, yra didelė galimybė, kad startuosiu, tai labai to tikiuosi, kad išeis. O dėl rėmėjų, tai, na, ieškomės visą laiką ir tikimės, kad jo kažkas atsiras, nes, na, ne visi tikrai nori remti, dažniausiai, na, būna vis tiek iš artimųjų, iš pažinčių, iš visų, na, aplinkinių, kurie žino, kurie nori tiesiog paremti ir mato, na, progresą ir norą važiuoti. Jo, būtų labai smagu tave pamatyti, nes šiemet rytų 5 klasėje nėra nei vienos dailiosios ar lyties atstovės, bent pirmajame etape. Tavo kolegė lietuvė Arkušauskaitė, jo irgi nebestartuoja, tai irgi taip, tai būtų žinau, labai smagu. Taip, Sakyk. žinau, kad, na, ji negalėjo startuoti 3-2-5 pirmame etape, nes irgi su mašina, na, dar ten tvarkymai vyksta mašinos, reguliavimai visi, tai šitų klausimų ir palaikėm ryšį truputėlį, tai žinau, bet irgi planuoja jis dalyvauti antram etape, tai tikimės gal jog abi susitiksim. Tai va, kalbant apie pirmąjį etapą, vis tiek žiūrėjai lenktynes ir kai vertinė savo komandos pasirodymą ir aplamai pasirodymą pirmajame etape Paulius Urbonavičius, jūsų komandos lenktynininkas, KTK antrą vietą užėmė. Nusileido tik tai Šubeckiui, legendiniam, kuris paskutiniu metu ir pernai buvo vienas iš favoritų. Su Leo Messenger kovojo dėl pirmosios vietos. Jo, tai žinau, kad Leo Messengeris perėjo į Porsche. Tai šiandien 992. Taip, o šiaip, na, komandos pasirodymas, tai manau tikrai buvo neblogas. Visi, na, komandos nariai patobulėjo, tai prie mūsų komandos žinau, na, kad prisijungė ir Mantas Jasiulevičius, tai jis tikrai, na, neblogai irgi suvažiavo kaip pirmam kartui 3-5 kapo, na, varžybose. Ir tuomet Algirdas Gelžinis irgi. Taip, ir Algirdas Gelžinis tikrai neblogai pasirodė ir per kvalifikaciją kalbėjau, na, su Karoliu, Jovaiša, na, irgi apie komandą, kaip sekėsi pirmame etape, tai sakė tikrai, na, neblogai visi suvažiavo ir tikrai galėjo geriau dar suvažiuoti. Tai dabar tikrai rezultatai, bent komandinė įskaita, man atrodo, yra išlikusi 3-5 kapo komandinė, kur jūs ten su Drive kovojat. Tarp komandų, net nežinau, galbūt ir esame išlikę, na, nežiūrėjau tų komandinių rezultatų, tai dar kol kas nežinau. Reikės pasitikslinti. Tai vat, tai kalbant apie sezoną, tai beje, noriu paklausti, kaip vertini Nemuno Žiedo pasikeitimus? Asfaltą pasikeitusi? Pati esi buvus Kačerginėj, kai buvo atnaujinta trasa? Dar kol kas nevažiavau ir, na, net nemačiau gyvai realybėj, kaip ta trasa atnaujinta, tačiau iš nuotraukų, na, mačiau, kad ir kerbai sutvarkyti, ir, na, tas visas šakių posūkis, tai manau, kad tikrai galimybės važiuoti greičiau atsirado. Ir kiek, na, iš komandos girdėjau, kuomet darė testus, tai sakė, kad, na, tikrai gera trasa, kad tikrai yra geriau negu kaip buvo prieš tai, visos duobės, viskas sutvarkyta, tai tikiuosi, kad ir pati galėsiu ir turėsiu galimybę išbandyti trasą. O pačiame senajame Nemuno Žiede, koks buvo tavo greičiausias rezultatas? Jeigu mes kalbėjom apie Koltą minutę 38, tai Kačerginė su 3-5 kiek būdavo? Jei neklystu, tai geriausias laikas mano buvo minutė 23:0 per kvalifikaciją praeitų metų įvažiavau šį laiką.
tai greičiausiai pagerės, nes, nu, Kačerginės tas naujas asfaltas greitėja, nu, maždaug apie 2 sekundės, kiek Šablinskas yra sakęs Mhm. savo YouTube kanale. Tai va, o dabar palinkėjimas laidos žiūrovams ir pačiai laidai. Tai visų pirma, tai labai dėkoju, kad va čia pasikvietėt mane į laidą. Tuomet irgi noriu padėkoti visai komandai už gerą darbą, už smagią atmosferą ir, na, už šiltus ir gerus žmonės komandoje. Na ir o ką palinkėčiau, tai tiesiog nenustot svajot, nenuleis niekada rankų ir visada siekti rezultatų kiek įmanoma aukštesnių, nes, na, visko yra įmanoma pasiekti, jei to labai nori. Tai tiek šiandien. Šiandien buvo Emilija Ulivedaitė, 325 lenktynininkė. Linkime tau sėkmės šį sezoną ir visą ateitį. O mes susitiksime kitą kartą. Tai viso gero.